Sveikiname su Kupiškėnų studijos laidos Savaitė žiūrovais. Minint Lietuvos laisvės gynimo 25-metį tragiškus 1991 m. sausio 13-osios įvykius ir žuvusiosius už Lietuvos nepriklausomybę, Kupiškio rajono savivaldybės administracija prisijungė prie visuotinės pilietinės akcijos Atmintis gyva, nes liudija. Ir tądien 8 val. Užgesinus šviesas visuose languose 10 minučių uždegė atminties žvakutes. Šioje laidoje matysite. Kupiškio kultūros centro vitražo salėje įvyko renginys skirtas 1991 m. sausio 13 dienos įvykiams paminėti. Sausio 12 dieną kupiškėnai buvo pakviesti prisidėti prie pilietiškumo sambūrio Būkime kartu. Kupiškio konservatorių partijos nariai dalino praeiviams neužmirštuolių žiedus ir atšvaitus. Kupiškio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius organizavo susitikimą su rašytoja Renata Šerelyte. Sausio 13-ąją Kupiškio kultūros centro Adomynės padalinyje įvyko jautri popietė, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti. 8 val. Visi uždegė žvakutes savo languose ir taip prisijungė prie pilietinės akcijos Atmintis gyva, nes liudija, prisisegė atminties ir pagarbos ženklus, pačių rankomis pasigamintus neužmirštuolės žiedelius, adominiečiai rinkosi į Adomynės dvarą. Čia pagrindinės mokyklos mokiniai ir saviveiklininkai, vadovaujami Rimos Lapinienės bei Vaivos Mališauskienės, parodė literatūrinę muzikinę kompoziciją Mes nieko neužmiršome. Liaudies dainas Laisvės kovų liudininkės susikibę už rankų dainavo visi salėje esantys, o skambant jautriems poetų žodžiams neretas dar ir ašarą nubraukė. Tokie renginiai suartina bendruomenę ir yra tikra pilietiškumo mokykla jaunimui. Kupiškio kultūros centro vitražų salėje įvyko renginys skirtas 1991 m. sausio 13 dienos įvykiams paminėti. Sausio 13 rytas prasidėjo nuo pilietinės tradicijos. Prie namų, įstaigų, mokyklų didingai plevėsavo trispalvės, o lankuose sužibėjo akcijos Atmintis gyva, nes liudija žvakelės. Vakare vitražų salėje susirinko tie, kurie norėjo išreikšti pagarbą 1991 m. žuvusioms aukoms. Atvykusiuosius pasitiko gimnazistai, kurie įtikinėjo svečiams neužmirštuolės žiedus. Renginį vedė Kupiškio kultūros centro režisierė Vilija Morkūnaitė. Taigi visus nuoširdžiausiai sveikinu su Laisvės gynėjų diena. Šiais metais sukanka 25 metai ir tai beprotiškai mažai valstybės gyvenime. Ir tai beprotiškai daug žmogaus gyvenime. Ypač tiems mums, mano kartos žmonėms, šiek tiek vyresniems žmonėms ir šiek tiek jaunesniems. Bet visiems tiems, kurie prieš 25 metus buvome neatsitiktiniais tų įvykių dalyviais ir liudininkais. Na, o dabar, jeigu šiek tiek prisimenant istoriją, tai ko gero esate skaitę, kad tai vienoks, tai kitoks laikotarpis istorijoje yra įvardijamas kaip aukso amžius. Kokią situaciją tuo aukso amžiumi pavadinsime? Ar kuomet sočiai maitina vergvaldys, ar kuomet žmogus, būdamas laisvas, daro laisvus pasirinkimus, bet tada jo gyvenimas gali ir nenusisekti. Na ir dar vienas toks šiuolaikinio pasaulio aspektas. Nereikia aiškinti daug, visi jaučiame, suprantame, kad šiais laikais kaip niekad mums reikia vėl iš naujo atsakyti, kokios mūsų yra pamatinės vertybės. Kuo mes remiamės, kaip mes gyvename ir kaip mes norime savo ateitį kurti. Kas yra tiesa, kas yra laisvė, kas yra nepriklausomybė, kas yra valstybė ir kas yra pilietis.
Galbūt todėl 2016 metus UNESCO paskelbė vieno iš pačių visų laikų išmintingiausių žmonių metais - graikų filosofo Aristotelio. Būtent jis sudėjo pamatines sampratas į valstybės suvokimą, į jos kūrimą ir kaip laisvų piliečių sambūris tą valstybę kūrė. Renginyje kūrinius atliko Kupiškio kultūros centro mišrus choras Bočiai, vadovaujamas Vantos Dičkienės. Savanorių jaunuolių grupė pristatė 1991 m. sausio 13 dienos įvykių chronologiją. 1:50 min. Tankai ima supti televizijos bokštą. Prieš tankus einantis automatininkai koviniai šoviniai šaudo į žemę, o vėliau ir į bokštą aplink apstojusius žmonės. Tankai ir desantininkai siautėja apie 2 valandas. 2 valanda. Šarvuočiai ir tankai apsupa radijo ir televizijos komiteto pastatą. Pradeda šaudyti į pastatą ir budinčius žmonės. Užima komiteto rūmus ir studijas. Kariškiai trukdo paimti žuvusiųjų lavonus ir sužeistosius. Užėmus televizijos bokštą, vienas LKP SSKP vadovų Jarmalavičius iš karinės mašinos per garsiakalbį skelbė: broliai lietuviai, nacionalistų ir separatistų vyriausybė, kuri prieš pastatę save liaudžiai nuversta. Eikite pas savo tėvus ir vaikus. Per šią kruviną akciją žuvo 13 civilių gyventojų, daugiau kaip 500 žmonių sužeista. Šturmuojant radijo ir televizijos komiteto pastatą, kulka į nugarą savųjų nušautas SSRS desantininkas. Užgrobusi radijo ir televizijos pastatus, tankų kolona važiuoja prie aukščiausiosios tarybos rūmų. Čia susirinkę apie 20 000 parlamento gynėjų. Jie gieda Marija Marija, meldžiasi dainuoja. Minios pulti kariuomenė nesiryžta. 2 valanda. Nutraukus Vilniaus radijo ir televizijos transliaciją, pradeda veikti nedidelio galingumo stotis Kaune, Sitkūnuose. Sitkūnų ir Juragių siųstuvų stotis apsupa desantininkai ir pareikalauja nutraukti laidas. 2 valanda 22 minutės. Deputatams ir esantiems aukščiausiosios tarybos rūmuose dalijamos dujokukės. 3 valanda 20 minučių. Aukščiausioje taryboje susirenka 60 deputatų. 3 valanda 26 minutės. Kunigas Grigas kreipiasi į esančias aukščiausios tarybos rūmuose, suteikia jiems visuotinį nuodėmių atleidimą ir pakviečia atlikti išpažintį. 3 valanda 46 minutės. Danijos televizijos korespondentas praneša, kad visa valdžia paėmė kažkoks nacionalinio gelbėjimo komitetas. 4 valanda 12 minučių. Aukščiausiosios tarybos pirmininkas Landsbergis prašo deputačių moterų eiti namo. Jos atsisako. 4 valanda 15 minučių. Vyriausybės informacijos tarnyba praneša, kad vyriausybė nenutraukia savo veiklos ir aktyvios SSRS ginkluotųjų pajėgų okupacijos sąlygomis. Visos Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucijos, savivaldybės ir gyventojai privalo vykdyti tik šios vyriausybės nurodymus. Kiekviena kita valdžia Lietuvoje yra neteisėta ir jos nurodymai Lietuvos žmonėms yra neprivalomi. Aukščiausioji taryba sausio 13, 14 ir 15 dienas paskelbė gedulo dienomis. Jaunoji karta kuria savo istoriją ir dainuoja savas dainas. Renginio vedančioji Vilija Morkūnaitė pakvietė Laurinos Stokos Gucevičiaus gimnazistų vokalinį ansamblį, kad atliktų keletą dainų. Jiems vadovauja Asta Remikienė. Vakaras atėjo.
Netrukus scenoje pasirodė prieš 25 metus vykusių įvykių liudininkai Rimantas Bimbiris, Igoris Parfionovas ir Aleksas Zuoza, kurie tuo metu gyveno ir dirbo Noriūnuose. Jie pasidalino prisiminimais, išgyvenimais, atsakė į žiūrovų klausimus. Visi jie vienbalsiai kartojo, kad ten reikėjo važiuoti, klausimas nekilo. Kaip atsitiko, kad jūs įsėdote į tą autobusą, kuris sausio 12 važiavo į Vilnių, ir kodėl į jį įsėdote? Tais metais teko dirbti Noriūnų melioracijoje, darbų vykdytojų, ir buvo aktyvus sąjūdis, ten aš irgi dalyvavau, ir kadangi buvo tokie įvykiai, kiekvienas žmogus turėjo pareigą, jeigu tikrai galėjo, ten važiuoti. Važiavo mūsų melioracijos 2 autobusai ir melioratorių tikrai buvo daug jaunimo, kadangi įmonė labai didelė, tuo metu dirbo apie 600 žmonių. Ir mūsų grinai melioratorių važiavo kažkur tai, jeigu nepameluosiu, virš 30 žmonių. O kad ten turėjom važiuoti, tai klausimas nekyla. Man atrodo, ir dabar jaunimas važiuotų, jeigu būtų tokia situacija. Dirbau melioracijos valdyboje, kantoroj, inžinierium, ir prieš tai vakare rodė, kas vyko su spaudos rūmais, ir aišku, nebekyla abejonių, kad ten važiuoti. Aš tuo laiku dirbau Žemuk technikoje vadovo pareigose. Autobusas mūsų važiavo, bet aš turėjau pasimti dar ir sūnų, todėl važiavau su lengva mašina. Žodžiu, važiavo visa mano šeima, žmona, sūnus ir aš. Apie važiavimą tai nežinau, aš, kaip sakyti, kaip pokario vaikas, nors ir buvo viskas slepiama ir kalbama tik tyliai, tačiau visi kažkur tai jautėme tą norą, kad mūsų tėvynė vis tik tai būtų laisva. Daug kas ir pasimiršta kažkokios smulkmenos, bet pats stipriausias, ryškiausias išgyvenimas, potyris vis tiek išliko kiekvieno mūsų širdise. Tai vat jums, kas tai? Gal labiausiai išliko atminty, tai mes, kai buvom prie radio komiteto televizijos, ir kai pradėjo apie 2 valandą važiuoti tos tanketės, tai užlipom ant tų pagrindinių paradinių laiptų, čia grupė žmonių, ten teko man irgi būti. Ir kai atėjo tie kareiviukai, mes juos stumdėm nuo tų laiptų. Stumdėm žemėn, nieko negalvodami, tada nieko negalvodami, tiesiog neleidom praeiti. Bet paskui, kai išlipo tas Alfa būrys, tada jau tos stiklinės akys, šaudimai, ir tada mes už galvų susijėmė, aišku, pro tos autobusus iš ten sprukom, nes kito kelio nebuvo, ten su tom buožėm buvo daužama, mes jaunesni dar įsisukom, kai kam ir kliuvo. Tai gal buvo labiausiai įsimintinas, ir paskui mūsų autobusas liko užblokuotas, kai ten jau užėmė, ir tam autobuse buvo daug daiktų palikta, ir mano kaip tik buvo vėliava lietuviška paimta nedidelė, tėvai buvo davę, ir tai, kai mes autobusą atsiėmėm, toks didelis pėdas bato, tokia kerzinio bato pėdas buvo juodas prispaustas, ir tą vėliavą atidavėm į muziejų, kažkada per televizorių rodė, Jancevičius, žurnalistas buvo, rodė tą vėliavą, kaip sutripė tą vėliavą. Aš irgi prie radio komiteto stovėjau, bet iš ant šoninių laiptų. Tai man tai kas įsiminė, kai prasidėjo šturmas, tai už nugaros laiptiniai stovėjo iš pradžių milicininkas lietuvių, bet paskui kažkaip taip atsisukęs pažiūrėjau, kad tas milicininkas jau su karinė uniforma, jau aišku kitas jau tas žmogus ir daug stambesnis. Ir dar tokia mintis, kada jis spėjo persivilkti. O taip, tai aš aukštai, kai stovėjau, tai matėsi, kaip tie kareivukai iš Azijos šalių šaudė moteriškiam, vaikam po kojomis ir virš galvų. Ir suvarė visus prie sienos, suguldė, tai va tokie prisiminimai. Aš vaidinau erelį ir pradžioje atrodė, kad kai jau būtent prieš mus tai išlipo grinai jau Alfa kariai. Ir aš iš karto tuoj prisijungiau prie daugumos vyrų ir priekį susikabinom rankomis ir bandėm sulaikyti tos žmonės. Bet sulaikėm labai neilgai ir kadangi turbūt labai greitų laikų sprogmo didelis,
prie manęs ir iš erelio liko višta tik tai ir pasitraukiau. Ir blogiausia tai, kad aš, kada ten priekį nuėjau, žodžiu, pasijutau nublokštas kažkur tai ten į skverelį ir, žodžiu, nei žmonos, nei sūnaus, kaip tikram kare. Situacija pasirodė bent jau tą momentą tikrai nepavydėtina. Kaip tada susiradot vieni kitus? Tada ir mano automobilis grinai apsuptin pakliuvo, ėjau ratu ir vienu momentu, kaip sakyt, užmatė mane, jau man pašaukė, ne aš pastebėjau, bet man pašaukė žmona. Norėčiau paklausti, kaip jūsų artimieji jautėsi apie tai, kad jūs išvykstate, ar jie jaudinasi, ar norėjo vykti kartu, o kaip jūs jautėtės apie tai, kad jūsų šeima važiuoja kartu? Mano dukteriai buvo tada lygiai metukai ir su žmona liko. Ir tada žmona pasakė, kad mes parvažiavom, sakau, pradėjo vaikas klykti naktį ir lygiai tuo metu įjungė televizorių, Bušelytė kalbėjo. Tai toks buvo įspūdis, paprasčiausiai sureagavo vaikas miegodamas. O taip mes, kai apsistojom pas žmonės, tai tada skambinom į Kupiškį, į Nariūnus ir paprašėm kitiem perduoti, kadangi buvo sunku labai prisiskambinti, kad perduotų, kad mes sveiki, nesužeisti. Aš buvau vienas, kaip sakant, su tėvais, jau žinojom, kur važiuojam ir kas ten maždaug gali būti. Tik tai aš pasakysiu, kad aš apsirikau keliom valandom. Kadangi dar nežinau, kas pastebėjo, kas ten buvo ar ne, kai mes atvažiavom ir man labai įdomu pasirodė, kad karinė štabo mašina stovėjo prie radijo komitetą su racijom ir nieks į tai nekreipė kažkodėl dėmesio. Aišku, džiaugiams, kad šeimas susitikom tie, kurie buvom tenai, o dukra buvo palikta vest ūkį, bet kadangi tenai tų daugiabučių daug aplink, visi, kaip sakyt, atidarinėjo laisvai duris ir staigiai, kaip sakyt, bent jau po to viso šturmo pasiskambinom namo ir pranešėm, kad mes sveiki, viskas liktai gerai. Koks jausmas, kas dedas galvoj, kokios mintys eina, kai matai, kad į tave važiuoja tanketės, tankai, viskas? Nebuvo kada galvoti, kadangi ten visa minė tiesiog užbūrė, mes visi kėlėm pirštus, šaukėm Lietuva, fašistai prieš tos tankus, negalvojam tuo momentu nieko. Paskui pagalvojom, kad tikrai rizikavom, bet tokia kažkokia, toje vietoje didelio nebuvo tokia baimės kažkokios, atrodo, visi taip daro, taip reikia. Nežinau, kaip ir įmui nebuvo kada galvoti, kadangi sutikau pusseserę tenai visą drebančią iš baimės, reikėjo raminti. Paskui, kai buvom užstumti jau už kiton gatvės pusę, reikėjo vėlgi ten, kai kariuomeniai buvo visą tą biškį numaniau, tai reikėjo žmonės nuo namą pastumti, kadangi tankas atsisukė šovė ir stiklai kaip rudenį lapai pradėjo birėti žemyn palei sieną. Grėsmingas tas tankas ir ypač tie tankai pasijuto, kokie jie bjaurūs ryte, kada jau ryto sulaukėm ir juos ten užvedė, kiemas davaliai mažai erdvus, kaip čia pasakyti, liktai pusiau uždaras, nugriausmas. Tiesiog aš jau sovietinėje armijoje prie reaktyvinių lėktuvų tarnavau, bet tai čia baisiau kur kas. Vilija Morkūnaitė pakvietė Kupiškėnę daugumai žinoma puikia žurnalistė Virginija Juškienė, kuri pirmoji parašė straipsnį interviu apie kruvinąją naktį. Jame buvo sprendžiamas klausimas, kodėl tiek neteisybės gyvenime. Jis sakė, žurnalistas visuomenės narys, o man visuomet buvo svarbi mūsų kultūra. Ir Virginija kalbino amžinatilsį monsinjorą Klemensą Gutauską. Kodėl rūpėjo ne kažkokį karštą reportažiuką parašyti, taip viskas šviežia, taip viskas buvo baisu prieš 3 dienas. Ten ir amžinatilsį Rimanto Urbono straipsnis, ir amžinatilsį jau dabar Juozo Kraujūno nuotraukos, tokios ryškios, stiprios. Ir jūsų pokalbis su tuo žmogum visai apie kitokius dalykus. Kodėl? Turbūt buvo labai paprasta priežastis. Mes visi dalindavomės darbus. Tada, tais laikais, ne kaip dabar, žurnalistai buvo kolektyvas. Jie darė laikraštį iš tikrųjų, patys planuodami, patys jausdamės atsakingi ir pilietiški.
pasiskirstėm temomis, kas ką rašys, o man asmeniškai tai tie tokie dvasiniai, doroviniai dalykai visada buvo svarbus, artimi, kultūra, pats daugiau jaučiausi kultūros žmogus. Nu ir be to, ko gero, buvo taip, kad kiek atsimenu, kolegos man visada sakydavo, tu su tais kunigais susikalbi, tai tu ir eik. O man buvo malonu. Mes gražiai bendravom, mes jau buvom išsiaiškinę. Jis man jau buvo papasakojęs, koks jis juodas skvernis, kaip apie jį buvo rašoma. Žodžiu, sako, žinok, su kuo turi reikalą. Susitarėm, kaip kalbėsim, kaip dailinsim žodžius, kiek padėsim vienas kitam ir aš jaučiausi drąsi su juo kalbėdamasi. O dar vis tik tai, anais laikais galima buvo pasirinkti artimas temas. Tai tos temos artimumas dar ir ta prasme, kad turbūt visi, kaip klasikas pasakęs, yra visi istorijos lūžiai eina per žmogaus širdį. Todėl man pačiai, žinoma, buvo tai svarbu, aktualu, žvalgiausi į žmonės ir puikiai mačiau, kaip dabar kas kalba, kad kiek ten tos vienybės, kiek palaikančių buvo. Buvo labai daug tokių, kurie atsargiai žiūrėjo. Žiūrėjo, akise buvo baimė, jie nieko nesakė, jie laukė. Ir jie turėjo teisę, jie turėjo didelę patirtį, jie žinojo, kuo gali baigtis. Tik jauni žmonės buvo labai entuziastingi ir karštai ėjo, kovosim, o kiti tėvai prilaikė, palaukit, jūs nežinot, kuo tai gali baigtis, išgyvenę Sibirą, tremtį, žūtis, šaudimus aikštėse, todėl buvo šitaip, o man pačiai, žinoma, tai buvo svarbu, todėl kunigas, todėl mielas žmogus, vertybių žmogus, beje, vertybių žmonės visais laikais, nepriklausomai nuo politinių valdžių, kalba tiesą. Laisvės gynėjų dienoje kalbą sakė Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Saulis, kuris kupiškėnams linkėjo taikos. Noriu palinkėti jums, mėly kupiškėnai, taikos. Neramus laikas ir dabar. Tas pats kaimynas visai už Tauragės, už mano Ošvijos. Ir kada jis gali kažką tai sugalvoti. Tai man šiandien įstrigo mišiose mūsų dekano žodžiai Rokiškio bažnyčioje su tokio retorinio klausimu. Jeigu šiandien tas atsitinka, važiuotume mes šiandien ar ne? Tai klausimas labai rimtas iš tikrųjų. Matyt, važiuotume. Bet aš noriu visiems palinkėti, kad nebereikėtų važiuoti. Iš tikrųjų, mes pagerbtumėm tos žmonės, kurie žuvo. Ir jeigu taip atvirai kalbant, tai ta laisvė, aišku, kiekviena auka žuvusi yra auka. Bet tai buvo minimali auka. Jūs įsivaizduojat, kas galėtų būti, jeigu būtų buvę. Renginio finale skambant kanklių melodijoms, kurias atliko kanklio ansamblis iš Kupiškio meno mokyklos vadovaujamas Danutės Boverienės ir bočių choras su visais susirinkusiais užtraukė dainas Daina širdyje nešu ir Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos. Žemėj
Sausio 13 dieną Šepetoje vyko vaikų ir jaunimo pilietinė akcija Uždekime žvakutes žuvusiems už mūsų laisvę. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos moksleiviai ir mokytojai, kultūros darbuotojas Vaida Karaliūnienė ir Vaiva Mališauskienė bei bibliotekininkė Neringa Paukštienė sukūrė gražias šventės savo ir Šepetos visuomeniai. Akcija prasidėjo 8 val. Ryto, kai languose įsižiebė žvakutės. Vėliau vaikai pasiskirstė į 2 grupės. Pirmoji gamino vėliavėles, gėlytes neužmirštuolės, ant vėliavėlių rašė palinkėjimus laisvai Lietuvai. Antroji žiūrėjo filmą apie Lietuvos laisvę ir klausėsi sausio 13-osios įvykių dalyvio, mokytojo Zigmo Paulausko atsiminimų. Akciją Uždekime žvakutes žuvusiems už mūsų laisvę užbaigė nešdami trispalvę, dainuodami, susmeigdami į sniegą vėliavėles bei neužmirštuolės. Sausio 12 dieną kupiškėnai buvo pakviesti prisidėti prie pilietiškumo sambūrio Būkime kartu. Vasara metas, kuomet bene visi žmonės skuba į taip lauktas atostogas, nori atsipalaiduoti nuo darbų ir puikiai pailsėti. Tačiau šaltasis metų laikas, žiema, daugumą panardina į darbus, bet tuo pačiu suteikia galimybę susikaupti ir paklysti apmąstymų keliu. Iškart po pačių laukiamiausių žiemos švenčių atskuba Lietuvai ypatingai svarbios datos, pirmoji jų sausio 13. Kupiškio kultūros centras sausio 12 sukvietė rajono mokymosi įstaigas, Kupos pradinės mokyklos mokinukus, Povilo Matulionio progimnazijos moksleivius ir Kupiškio Lauryno Stokos Gucevičiaus gimnazistus į vaidybinio filmo Mes dainuosim peržiūrą. 1991 sausio 13 dienos įvykių atminimui skirtas filmas sulaukė 2 aklinai pilnų salių. Moksleiviams ir pedagogams filmą pamatyti buvo galima 10 ir 12 val. Kupiškio miesto gyventojams ir svečiams filmas buvo rodomas vakarop. Jam pasibaigus salėje tvyrojo tyla. Vieni prisiminė kraupius įvykius vieną po kitos, braukė sūrias ašaras, kiti buvo nustebę, o mažieji išsigandę. Natūralu, kad prisiminus tokius įvykius sukyla pačios įvairiausios emocijos. Sunku, o gal net beprasmiška klausti, kaip tauta pasielgtų šiandien. Nes juk visiems norisi, kad 14 aukų duoklė laisvei būtų amžina. Kaip užtaisai? Gerai, čia mes tos dalykus. Greičiau, jis paskubėk. Tik reikia pakeisti kitus. Greičiau! Vadė! Ko šitus? Neturim leisti desantininkams išsilaipinti ant stogo. Man reikia savanorių, kurie šaudytų jų sraigtasparnius. Eime, parodysiu geriausias pozicijas šaudyti.
Ką darysim? Dauguma žmonių susirinkę prie televizijos bokšto arba parlamento. Kadangi mes esam arčiausiai parlamento, einam pirmiausia ten. Gerai. Ką tu čia darai? Aš negalvoju, kad tu čia būsi. Ne, aš ką nebūčiau tą praleidusi. Atleiskit, konservatorijos studentų nematėt. Simo Martinaičio nepažįstu. Atleiskit, Simo Martinaičio, konservatorijos studentų nematėt. Jie čia buvo anksčiau, su Rasa. Vis toks var? Rasa, taip? Ji nes čia. Taip. Rasytė? Čia nėra. Rasa, kada jie išvažiavo? Aš nežinau, gal prieš valandą. Su Simu? Jūs te pasirūpinsite? Mes niekur neisim. Atleiskit, mes turim pabandyti surasti savo sūnų. Pasakykit, prašau, jeigu rasit Liną, pasakykit, kur aš. Būtinai rasit, būtinai. Simai. Kur tu buvai? Klausyk, kur Rasa? Prie parlamento liko. Tai gal aš tada važiuoju tenai? Tai jai viskas gerai. Su gerai žmonėm liko. Kaip tai? Tiesiog, taigi jį pavargo ir viskas. Vėliau nuvažiuosim. Devynioliktą valandą kupiškėnai buvo kviečiami prisidėti prie pilietiškumo sambūrio Būkime kartu ir drauge susitikti prie atminimo laužo lauko kino ekrane pasižiūrėti demonstruojamą 1991 metų istorinių įvykių siužetą. Aš linkiu, kad tas atminimo laužas šildytų, stiprintų mūsų dvasią, kad mes būtumėm stiprus, nes atmintis tai ir yra tas tikrasis mūsų sielos veidrodis. Taigi neleiskime užapti tam sielos atminties akivarui ir visuomet prisiminkime, kokiu keliu mes atėjome į šias tikrai laimingas, gražias ir geras dienas. Na, labai dažnai pasvarstome, padėjuojame, paripuojame, kad netokios Lietuvos galbūt norėjome, neto tikėjomės ir taip toliau ir panašiai. O tiesa visuomet yra labai paprasta. Kad valstybė yra tiek gera, kiek joje gyvena gerų žmonių. Valstybė yra tiek teisinga, kiek joje gyvena teisingų žmonių. Ir valstybė yra tiek klestinti, kiek jos klestėjimą kurti yra norinčių žmonių. Susirinkusieji dalinosi prisiminimais, vaišinosi arbata, o stebėdami degantį laužą mintyse dėkojo už iškovotą laisvę. Aš jau nepakeliu minčių apie tave, kaip obelis apsunkusi nuo vaisių, užlaužiu tragiškai nusvirusias rankas, o tu sakai stovi kaip stovi laisvė. O tu sakai, stovi kaip stovi laisvė. Tai uždaryk mane tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis už
Sausio 13 dieną Kupiškio kultūros centro Laičių padalinyje paminėta Lietuvai svarbi data Laisvės gynėjų diena. Minėjimo renginyje dalyvavo kaimo bendruomenė, Sodžiaus Laičių skyriaus ūkininkės. Savo išgyvenimais, prisiminimais, degant pagarbą išreiškiančiom žvakelėms, pasidalino tuo metu įvykiuose dalyvavusi Stasė Juranec. Apie kruvinuosius sausio 13-osios įvykius trumpai papasakojo ir Laičių padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė Jelena Valkauskienė. Pilietinio renginio progai parengta ir pristatyta paroda Medžiais miršta stovėdami, kuri veiks iki vasario 6 dienos. Kupiškio konservatorių partijos nariai dalino praeiviams neužmirštuolių žiedus ir atšvaitus. Artėjant Laisvės gynėjų dienai sausio 13-ąjį Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos Kupiškio skyriaus nariai jau 3 kartą dalino praeiviams neužmirštuolės, simbolį, kuris primintų 1991 sausį kovojusius už šalies laisvę ir paaukojusius gyvybės. Tai atminties ir dėkingumo ženklas, taip pagerbiant gynusius mūsų laisvę ir išsaugojusius nepriklausomybę dėl dabarties ir ateities. Taigi ši akcija skatina ne tik liūdesį, bet ir dėkingumą, viltį, vienyje mūsų bendruomenė ugdo patriotinius jausmus. Susirinkęs gausus akcijos dalyvių būrys prie Didžiosios Maksimos kartu su Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos Kupiškio skyriaus pirmininku ir kartu rajono savivaldybės meru Dainiumi Bardausku dalino praeiviams neužmirštuolių žiedus ir atšvaitus. 3 metai jau Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai yra inicijavę ir vykdo akciją neužmirštuolės skirtą sausio 13-osios dalyviams, žmonėms, kurie žuvo, buvo sužaloti už mūsų laisvę ir aplamai tai atmintinai dienai paminėti ir prisiminti tiesiog. Ir labai simboliška ta gėlytė, neužmirštuolė, vien jos vardas, kad nepamiršti. Ir manom, kad tai graži akcija, įprasminanti iš tikrųjų tuos baisius tos nakties įvykius ir tiesiog, kad tai būtų liktų gyva. Nes kol bus tai gyva, mes atminsim ir tikriausiai turėsim tą tokį akstiną, tą tokį varikliuką, kad laisvas žmogus yra tikras žmogus. Už laisvę reikia kovoti. Kartais labai brangiai mokėti. Tai proga dar kartą prisiminti tų dienų galę, ryžtą, drąsą, pasiaukojimą pagerbint Lietuvos didvyrius. Saugokit vieną kitą, nes tai labai svarbu. Gerai. Kokia čia proga dabar dalinat? Neužmirštuoliai yra sausio 13 simbolis. Ir mes dalinam, kad rytoj visi sėgės, visa Lietuva, tiesiog renginiuose visur, kad mes neužmirštume tai, kas buvo prieš 25 metus. Tai va, tai todėl mes ir dalinam tas neužmirštuolės, sėgėkit, skleiskit tai savo vaikam, nes tai mūsų istorija. Ir būkit matomi, saugokit vaikus. Ir būtinai sėgėkit rytoj. Kas čia par? Čia neužmirštuolės. Rytoj darbą, rodykit pavyzdį darbą. Ačiū. Būk saugus. O kolegos neužmirštuolės žiedai. Galima įsėkti neužmirštuolės. Galima. Ką reikia sakyti, Melita? Ačiū. Ačiū. Prašom. Ačiū. Palaukit ir jūs neskubėkit. Kad matytumėt. Būtinai. Ir jums šitą raktą. Jau turim. Ar žinot, kas vykdo šitą akciją? Nežinom. Tėvynės sąjunga, Kupiškio skyrius. O jau gal čia prie. Per žinias sėdis. Ačiū. Sakau, žiūriu per žinias šiandien. Iki mašinos kalnai. Ačiū labai. Būkit saugiai. Sausio 13-osios įvykiai niekada nebus pamiršti, išliks gyvi visų lietuvių širdise bei istorijos atmintyje. Akcijos metu buvo išdalinta keli šimtai šių simbolinių neužmirštuolės žiedų bei atšvaitų. Sausio 19 dieną antradienį 14 val. Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnyboje Vilniaus gatvė 8 vyks informacinis renginys neformaliojo vaikų švietimo programų rengėjams, išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ar formalųjį švietimą papildančio ugdymo. Renginio metu bus aptarti reikalavimai neformaliojo vaikų švietimo teikėjams, analizuojami programų rengimo, vertinimo, kokybės užtikrinimo ir kiti klausimai. Po renginio vyks registracija į 120
valandų trukmės pedagoginių psichologinių žinių kursus, kurių organizatorius Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnyba. Kursai vyks šių metų vasario mėnesį. Kupiškio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius organizavo susitikimą su rašytoja Renata Šerelyte. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos salėje 4-8 klasių mokiniams vyko neįprasta literatūros pamoka. Susitikimas su rašytoja Renata Šerelyte. Malonus sutapimas, jog 2016 paskelbti bibliotekų ir vietos bendruomenių metais, tuo siekiant paskatinti dialogą tarp bibliotekų bei kūrėjų. Labai smagu matyti didžiulį būrį, susirinkusi į netradicinę literatūros pamoką. Šiandieną mūsų svečiuose rašytoja, poetė, publicistė ir dar daug įvairių titulų turinti moteris, mūsų kraštietė, gimusi Šimonių kaime Kupiškio rajone, gerbiama Renata Šerelytė. Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vedėja Rūta Vilkienė pasidžiaugė, jog palaikydami šiltus santykius tarp bibliotekos ir mokyklų bendruomenių, tokie kultūrai reikšmingi metai buvo pradėti susitikimu su rašytoja kilusia iš Šimonių krašto, kurios romanas paaugliams Rebekos salos šiemet dalyvauja metų knygos rinkimų akcijoje. Labai džiaugiamės, kad pirmas susitikimas šiais reikšmingais metais yra suorganizuotas bendradarbiaujant bibliotekai su jūsų progimnazija. Ir būtent bibliotekų metai, jais siekiama, kad bendrautų biblioteka su kūrėjais. Ir džiaugiamės, kad šiandien atvyko rašytoja. Gal daugelis ją ir žinote, vadiname Krakatukų mama. Galbūt vyresni skaitėte jau naują romaną, kuris šiemet metų knygos rinkimuose įtrauktas į 5-tuką. Renginį inicijavo Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, o progimnazija buvo pasirinkta tuo tikslu, kad su autorė susitiktų galėtų platesnė auditorija. Vaikų susirinko keletas klasių, visi jie buvo paruošę begalę įvairių klausimų autoriai. Ne tik apie išleistas knygas ar kūrybą, bet ir asmeninį gyvenimą, pomėgius, gyvūnus. Pati rašytoja pasakojo apie vaikystę, kūrybinio kelio pradžią, kuomet ji dar visai vaikas sukūrė satyrinį eilėraštį apie kaimynės išlepintą katiną, tuo vėliau užsitraukdama kaimynės nemalonę. Mes turėjom tokią kaimynę, kuri labai mylėjo savo katiną. Nušėrė jį, toks storas kaip paršelis jis buvo, jinai ten labai lepino. Na, dabar tai nieko nuostabaus, dabar tokie laikai, kai žmonės tikrai labai myli savo gyvūnus, aš pati irgi turiu 3 šunį ir 2 kates, beje, vienas yra kačiukas iš Šimonių, va, visa ranka nudraskyta, toks truputį laukinis. Čia mano dukra vasarą jį parvežė iš Šimonių kartu su kitais 6, nes nedavė užkast, sakė, tai nežmoniška, aš juos paimsiu ir parsivešiu į Vilnių. Nu, parsivežė, ten turėjo vargo, kol ir dalino, bet išgelbėjo gyvybės. Aš tada apie kaimynės katiną parašiau tokį sarkastišką eilėraštį. Vadinosi Uršulės katinas. Ir dabar prisimenu vieną stulpelį. Storas katinas drybso kaip ponas. Jam panosiai grėtinė, dešara, o Uršulė šmėkšuoja sijonais, nuo katino baido muses. Man buvo maždaug 11-12 metų, kai aš tą eilėraštį parašiau. Ir aš tikrai nenorėjau, kad jį išspausdintų vietinis rajoninis laikraštis, kuris tuomet vadinosi taip mįslingai komunizmo keliu. Atvažiavo į mokyklą laikraščio korespondentas, rimtas žmogus, ir sako, čia pas jūs gal yra kokių rašančių vaikų, tai visos mokytos, aišku, pirštais bedė tiesiai į mane. Man nieko neliko daryti, kaip atsinešti visą savo kūrybą ir baisiai suglumus ir ten išsižiojus, aš ten į tą korespondentą vietinio laikraščio žiūrėjau kaip į kokį dievą, ten atidaviau tuos eilėraščius ir man paskui kai jis jau išvažiavo, man šovė baisi mintis, jetau. Taigi ten tas satyrinis eilėraštis yra įkištas. Taip, aš močiutei perskaičiau ir jos draugėms, kurios buvo susirinkusios paplepėti, jos visos pasijuokė, pakikeno, kalbėjo kaimynę. Nu ir aš tai eilėraštį įkišau tuos asmenius ir jisai pasirodo ir korespondentas jį nusivežė. Bet aš galvojau, na, nespausdinsgi tokio eilėraščio, nes ten yra apie tėvynę, apie partiją, apie kitus didelius dalykus, ten daug gražių tokių eilėraščių, iškilmingų. Nu, aš nežinau, tas likimas yra labai keistas dalykas, nes būtent tą eilėraštį vieną ir išspausdino iš visos tos mano kūrybos antologijos. Tačiau, kaip pati Renata vėliau minėjo, ji nuo mažens tvirtai žinojo, kad taps rašytoja ir to siekė.
Vienos smalsios mergaitės paprašyta autorė papasakojo apie romaną pretenduojantį į metų knygos nominaciją Rebekos salos. Knygoje pasakojama apie paauglę Rebeką, kurios gyvenimas vieną kartą apsiverčia aukštyn kojomis. Tolimesni įvykiai mergaitei padeda suprasti, kokios vertybės gyvenime yra svarbiausios. Turi tarnaitę, kurie į kambarį sutvarko, ir daugiau jinai tarsi neturi nieko. Ir jinai tiesiog vieną kartą nenueina atlikti savo pareigos socialinių valandų į senelių namus. Jis sakė, aš neįsiu ten daržovės kažkokios, aš sako, šlikštu man ten tie seni žmonės, aš ten neįsiu ir nieko ten nedarysiu. Ir jinai sugalvoja turėti patikėtinę, kuri tvarkys su žia visus nemalonius reikalus. Sakė, internete galima viską surasiu už savo tokią. Kad jai tarnautų. Ta patikėtinė ateina, bet jinai yra tokia keista, kaip iš kito pasaulio. Ir jinai staiga dingsta, tik pasakiusi tokią mįslingą frazę, nežiūrėk į veidrodį. Ta mergaitė pareina namo. Oi, mama, kaip visą laiką sėdi prie kompiuterio su Martinio taure ir kankinasi rašydama naują meilės romaną. O Rebeka nueina, atsisėda prie veidrodžio, pasižiūri į veidrodį, ten tokia prietema. Čia aišku simbolis, labai gilus tas veidrodis. Ir jinai ištiesia ranką, uždega šviesą, apsidairo ir pamato, kad jos kambarys yra tarsi ne jos kambarys, kad jinai atsidūrė kažkokiam kitam name, kitam kambarį, kitam pasaulį, atsidaro durys, ant slenksčio išdygsta mama, o Dieve mano, ta mama buvo graži brunetė, tokia sudažytom lūpom, tokiu ištaigingų chalatų, o dabar stovi su tokiom cheminiam garbanom. Chalatas visas purvinas, nuplyšęs, pažastis išdrikusi, rūko ta mama, akis paburkė. Ir žodžiu, apima siaubas, kur aš atsidūriau. Jinai puola, žiūri pro langą, nėra miesto, kažkokie tai miškai, kažkas tokio. Ji atsiduria tokioje mįslingoje saloje. Tokių 5 salų pasaulyje. Į mokyklą plaukia su valtimi. Mokykla labai keista, ta direktorė labai keista, tokia nežmogiška. Rebekai ten nutinka daug dalykų tam pasaulyje. Jinai sužino, kad jinai turi brolį, apie kurį jai tėvai nieko nepasakojo, nes brolis serga Dauno sindromu ir nuo pat mažumės uždarytas tokiam internate. Sužino, kad turi senelę, su kuria tėvai nebendrauja, nes kažkaip susipyko dėl pinigų. Sužino apie tėtį, tokių kažkokių keistų dalykų, apie jo romanus, ten panašiai, su kito moterim ir panašiai. Ir mama turi kažkokį gyvenimo draugą, kuris, žodžiu, Rebeka yra priblokšta. Ir jinai dar susipažįsta su tokia senute, kurią jinai turi slaugyti ir jinai tą senutę pamilsta, prisiriša ir ta senutė, kai miršta, tai Rebeka tada pajunta, ką reiškia tas netekties skausmas. Vaikams susitikime nebuvo kada nuobodžiauti. Klausimai sekė vienas po kito, pokalbis tarp viešnios ir vaikų buvo šiltas ir atviras, įpinant daugybę atsitikimų iš asmeninio gyvenimo. Kaip dailininkas Mikalojus Vilutis pasakė, man labai patiko. Ateina tau į galvą ir paišai paveikslėlį. Iš kur ateina, ko sako, aš nežinau. Aš irgi negaliu pasakyti. Tik tikrai galiu pasakyti, kad labai ateina dažnai į galvą tie siužetai paprasčiausiam gyvenimo situacijom. Verdi ką nors, arba šunį vedžioji ir ateina labai gilių minčių. Arba eini, pavyzdžiui, sportuoti, ar ten kažkokią sniegą kasi ir ateina staiga neapsakomai kažkokia įdomi mintis. Kol knyga nebaigta, tai ir galvoji, šiaip apie ką jinai bus, nes kai įdomiausias dalykas rašytojo darbe, tai kai pradedi rašyti, tai viską žinai, atrodo, ką rašysi. Pradedi rašyti, rašai ir tau išeina visai ne taip. O pabaiga, pavyzdžiui, kartais išeina visiškai ne tokia, kokią planavai. Taigi, kai rašai, tai galvoji iki pat paskutinio sakinio. Arnas klausė, ar mėgstate sportuoti ir kokią sporto šaką? Labai rimtas klausimas. Iš tiesų sportą mėgstu. Vaikystėje labai nemėgau, bet paskui pradėjau mėgti ir dabar labai mėgstu. Ir sporto varžybą žiūriu, ir šiaip bėgioju. Bėgu maždaug, kokius 6 kilometrus, tai be vargo tikrai galiu nubėgti. Dar vienas klausimas, kokia šventė jums labiausiai patinka? Turbūt Kalėdos. Todėl, kad aš tada galiu visiems daug dovanų duoti. Negauti, bet duoti. Kai jūs rašote knygas, ar jūs pati nepasiklystate tame pasaulyje, kurį kuriate? Geras klausimas, taip. Nes daugelis rašytojų pasiklysta ir kai skaitai, tai matai tikrai, kad pasiklydęs būna. Čia sunku pasakyti, čia gal skaitytojas galėtų pasakyti. Man net sunku pasakyti, nors stengiausi nepasiklysti. Bet tas pasaulis kartais labai traukia, paskui nesinori iš jo išeiti.
Lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Balavonienė, kuravusi šį susitikimą progimnazijoje, pateikė ir netikėtą užduotį pačiai autoriai. Pasiūlė jai užduoti 3 klausimus vaikams. Ar išdrįstumėt parašyti tokį, kaip jūs eilėraštį kaip Uršulės Katinas, jeigu jums pasirodytų kažkas tokio, jūs norėtumėt parašyti, bet gal jūs bijotumėt ką nors užgauti, ar rašytumėt ar nerašytumėt, ar išdrįstumėt ar ne? Kas rašytų, pakelti ranką? Ar džiaugiatės, kad žiema atėjo? Kas jums yra šitam amžiui dėl to knygos? Ar mėgstat knygas? Nes... Rašytoja nuoširdžiai pasveikino Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė. Prieš porą metų susitikom Kupiškio viešojoje bibliotekoje ir buvo knygų suaugusiems pristatymas, būtent jau 2 metai beveik praėjo, labai greitai. Ir kaip aš galvoju, labai džiugu būtų, kad susitiktų Renata su vaikais, su jaunimu ir labai džiugu, kad tai įsipildė, kad tai yra jūsų mokykloje. Susitikimo pabaigoje vaikai noriai fotografavosi su rašytoja, prašė jos autografų ir tikėtina vis dažniau užsuks į biblioteką ar knygyną pasidaryti šios autorės knygų. O galbūt kažkuriam ši pažintis taps įkvėpimu ar padrąsinimu imtis rašymo, kuris, pasak Renatos Šerelytės, yra tiesiog savitas požiūris į gyvenimą. Kupiškio kultūros centre sausio 29 dieną, penktadienį 18 val. Jau teatro klasika tapęs Federico Garcijos Lorkos kūrinys Bernardos Albos namai. Rokiškėnų spektaklis pateko tarp 11 geriausių 2014 metų Lietuvos mėgėjų teatrų spektaklių ir tapo Lietuvos mėgėjų teatrų šventės atspindžiai laureatu. Nominuotas 2 Tegyvuoja teatras statulėlėms. Spektaklis puikiai įvertintas tarptautiniuose festivaliuose, mylimas publikos ir giriamas teatrų ekspertų. Režisierė Neringa Danienė. Trukmė 1 valanda 10 minučių. Bilieto kaina 3 eurai. Kupiškio kultūros centras informuoja. Sausio 21 dieną, ketvirtadienį, 17 val. 30 minučių, kultūros centro etninės kultūros skyrius organizuoja klubą Jaunimo Ramuva ir kviečia visus neabejingus jaunus žmonės prisidėti prie baltų aisčių, lietuvių, latvių, prūsų tautų dvasinio paveldo išsaugojimo, puoselėjimo, sklaidos bei populiarinimo Lietuvoje ir pasaulyje. Vasario 5 dieną, penktadienį, 18 val. Domino teatro interaktyvi šou komedija 2 smegenų istorija. Dalyvauja Lina Rastokaitė ir Arūnas Valinskas. Režisierius Sakalas Uždavinys. Bilietų kainos 9–17 eurų. Gražios ateinančios savaitės. Sudie.